Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Anu metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams: Aš esu tikrasis vynmedis, o mano tėvas vynininkas. Kiekvieną mano šakelę neduodančią vaisiaus jis išpjauna, o kiekvieną vaisingą šakelę apvalo, kad ji duotų dar daugiau vaisių. Jūs jau esate švarūs dėl žodžių, kurį jums kalbėjau. Pasilikite manyje, tai ir aš jumise pasiliksiu. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs be vaisiai nepasilikdami manyje. Aš esu vynmedis, o jų šakelės, kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių. Nuo manęs atsiskyrę jūs negalite nieko nuveikti. Kas nepasiliks manyje, bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakelė. Paskui surinks šakeles, įmes į ugnį ir jos sudegs. Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumise, jūs parašysite, ko tik norėsite, ir bus jums suteikta. Tuo bus pašlovintas mano tėvas, kad jūs duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai. Girdėjote Viešpaties žodį. Žingsnis po žingsnio, brangus broliai ir seserys Kristuje, keliaujame per šventų Velykų laikotarpio mistagogiją. Ir iš tikrųjų ta kelionė, kurią mes nukeliavome ir dar vis keliaujame, mus iš tikrųjų įveda į Dievo meilės slėpinį, įveda mus vis labiau į tą Dievo pažinimo gelmę. Ir šioje Dievo pažinimo gelmėje mes nenori galime pastebėti kartu, kad ir mes, būdami Dievo akivaizdoj, toje Dievo šviesoje, galime pažinti, kokie mes esame, pažinti to paties žmogiškumo ribas, pažinti tą patį humanizmą. Ir visa ši pažintis, jinai prasidėjo nuo Kristaus pasakyto šalom, atvedė mus prie gerojo ganytojo, kuris savo gyvybę dovanoja, atiduoda kiekvienos Eucharistijos metu. Tas ganymas kaip po toks, jisai nuolatos yra vykstantis. Ir šį sekmanį, ką tik girdėtoje Evangelija, iš tikrųjų pratęsia praeito sekmadienio evangelinę mintį. Geras ganymas yra pasilikimas vynmedyje. Kaip tai gali būti? Šitas klausimas turėtų mus lydėti šį sekmadienį, klausant gerąją naujieną. Tad pradėkime kelionę per šio sekmadienio Evangelijos ištrauką, kurią būtent girdime, kurią skaitome. Ir pirmiausia, kalbant apie Evangelijos tą patį sodrumą kaip po tokį, reikėtų žvilgtelti, kur ta Evangelija yra. Kaip ir jau minėjau, apsiuostyti aplinkui, kas vyksta šalia. Ir Evangelija pagal Joną iš tikrųjų yra įdomi tuo, kad yra keli blokai. Ne? Tai pirmasis blokas yra ženklai, o tie ženklai tai yra Jėzaus padaryti stebuklai, kurie apibrėžia jo dieviškąją būtį, apibrėžia, kas yra iš tikrųjų Jėzus. Ir galų galiausia ta ilgoji atsisveikinimo kalba, kuri yra sakoma mokiniams, tai mokiniai yra jos adresatas, ir tai yra sakoma paskutinės vakarienės, būtent menėje. Ir iš tikrųjų labai gražiai, simboliškai susišaukia ir su pačiu liturginiu laiku. Artėjant būtent šeštinėms Kristaus žengimo į dangų, tarsi šis žodis, kuris sklinda iš gerosios naujienos, paruošia mus būtent šeštinių įvykiams. Tai tas visas, sakykime, konteksto klausimas yra labai gražiai persipinantis, ne? Ir labai gražiai ta kalba, kuri iš tikrųjų buvo pasakyta paskutinės vakarienės menėje, labai gražiai atsiskleidžia būtent
Velykų liturgijos tam artėjime prie šeštinių įvykio. Ir ką mes galime iš tikrųjų pastebėti toje Jėzaus atsisveikinimo kalboje, tai yra visa ta didžioji kalba, kurioje yra šiandienos Evangelija sekmadienio. Tai mes galime matyti keletą labai tokių įdomių punktų. Tai kad viešpats Jėzus surenka savo mokinius į vieną vietą, tada viešpats Jėzus kalba apie save, kalba apie mokinius, kurie laiko perspektyvoje darys tą patį Evangelijos darbą, skelbimo darbą, po to aišku yra padrąsinimas ir būtent to padrąsinimo pasekoje sužimba šitas meilės įsakymas. Ir dabar žengime į patį tekstą. Tekstas labai yra įdomus tuo, kad jis yra daugiasluoksnis ir šitam daugiasluoksnėme tekste, kurį ką tik girdėjome, Evangelija, tai yra 3 tokie labai įdomus simboliai. Ir Jonas būtent per tuos simbolius labai daug ką pasako, įkvėpta šventosios dvasios. Tie 3 simboliai yra tokie: vynmedis, šakelės ir gal daugiau ne tai, kad simbolis, bet pats veiksmas simbolinis, pasilikimas jame, kuris yra realus. Tad dabar pasižiūrėkim, ką būtent simboliai ir būtent tas veiksmas, ką tai sako bažnyčiai. Pirmiausia, mes girdime, aš esu vynmedis. Ir iš tikrųjų su tuo aš esu, mes iš karto susidurime su Dievo vardu, ego eimi. Ir šitas vardas, jisai jau turbūt puikiai žinote, kad jis ateina iš Išėjimo knygos 3 skyriaus 14 eilutės, kur viešpats sako, aš esu, kuris esu, esantysis. Ir tada Mozės grįžta pas tautą ir pasako, mane siuntė esantysis. Ir to pasekoje prie to ego eimi yra pridedamas tas vynmedžio simbolis. Ne? Ir vynmedžio simbolis yra ne naujas simbolis, mes jį aptinkame būtent, pavyzdžiui, pranašų raštyje. Ne? Ir pranašas Ozėjas vadina būtent vynmedžiu išrinktąją tautą, patį Izraelį. Taipogi jam talkina ir pranašas Jeremijas, kuris taip pat išrinktąją tautą apibūdina kaip vynmedį. Ir to pasekoje iš tikrųjų tos senatestamentinės linijos mes galime pamatyti ir pastebėti, kad išrinktoji tauta yra vynmedis, o ją prižiūri, laisto, tai yra Dievas, kuris yra sodininkas. Ir tas, sodininko toks epitetas, jisai irgi ateina iš Seno testamento, tai yra iš pradžios knygos 2 skyriaus, kur Dievas parodomas kaip tas, kuris uželdina, sukuria tokiu būdu augalus, užveisia augalus. Ir būtent tai girdėdamas žydas iš karto suklūsta ir žino, kad čia jau yra dalykai, kad ta išrinktoji tauta yra naujasis Izraelis, naujoji bažnyčia, jinai Kristaus atžvilgiu tai tampa mokiniai. Toliau, ką mes turime, tai yra šakelės. Gana labai įdomus įvaizdis, kuriuo nusakomas yra ne kas kita, bet santykis. Santykis tarp paties Dievo ir žmogaus, tarsi tęsia tą, praeito sekmadienį pasakytą tą mintį, kad aš esu gerasis ganytojas. Tai čia praktiškai viskas identiškai atitinka, sutampa ir tik kitų įvaizdžių tas santykis yra parodomas. Ir tas pats santykis kaip toks, jisai yra iš karto orientuotas į švenčiausios trejybės modelį. Tai kad
tėvas tas, kuris yra mylintysis, sūnus mylimasis. Tai tuo santykiu yra grindžiamas ta šakelės įvaizdis. Prieikim prie trečio, sakykime, veiksmo, kuris simbolinis, bet kartu ir yra atliepiantis būtent maldos santykėje su Dievu. Tai yra pasilikti jame. Ir čia iš tikrųjų šventasis Jonas naudoja labai įdomų žodį, graikišką menein. Tai reiškia, kad ne tik pasiliekantis tikėjimą, bet turi labai sodrią tokią gilią teologinę prasme. Ne tik pasilikti, bet ir skelbti. Kitaip sakant, pasiliekantis su Kristumi, pasiliekantis jame, turi kurti ne tik savo santykį su Dievu, bet jisai turi kurti vienybę aplink save patį. Tai tas menein, pasilikti. Ir aišku, Evangelija nebūtų Evangelija, jeigu jinai neprakalbėtų mums. Ne? Ir būtent, ką reiškia būti ta šakelė, tai šį klausimą mes iš tikrųjų galim suprasti įvairiai. Ne? Galime jį suprasti provokuojančiai. Tai to pasakoje, aišku, turėtume pasitempti. Arba tiesiog kaip kas gali ignoruoti šį klausimą ir jo neatsakyti. Bet vienaip ar kitaip, tas, kuris girdi, turi iš naujo persvarstyti savo tą priklausomumą kaip po tokį pačiam Dievui. Ir šito pasekoje mes turėtume kelti du klausimus. Pirmas klausimas, kas nutinka, jeigu nepriklausau Dievui, jeigu nejaučiu to priklausomumo, ne? Ir šitoje vietoje Evangelija pasirodo visų savo radikalumu ir galime sakyti, kad gyvenimas, kurį mes nugyvenam, tampa bereikšmis, sudėtingas bei sausas. Ir to pasekoje mes iš tikrųjų tą gyvenimą paverčiam egzistenciniu krachu. Antras klausimas, kas nutinka su žmogumi, jei to priklausomumo nuo Dievo neįsižadu. Tokiu atveju asmenybė kaip po tokia žmogaus tampa harmonizuota. Ką reiškia harmonizuota asmenybė? Santykis kaip po toks jisai žydi, klesti, jis tampa paremtas meile, o ne kažkokiu skaičiavimu ar tą naudos ieškojimu. Gyvenimas tampa pilnavertiškesnis ir jis praranda tą reliatyvumo žymę. Tai to pasekoje, regėdami šios du klausimus, mes iš tikrųjų turim stotis į vieną barikadų pusę arba į kitą barikadų pusę. Ir Evangelija, jinai nekintanti ir nekis. Ir būtent šio sekmadienio Evangelija yra tai, kas mus iš tikrųjų pastato ant kojų, parodo, kas yra kas. Ir būtent čia mes turim dėkoti Dievui už tą priklausomumą jam. Amen.